Sybet – lošimo automatai. Ruletė – lažybos, stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę. Nieko, nerezultatyvios rungtynės. Kovojam visas 40 minučių. Kažkiek to kovinio stumų laikėmės prieš tikrai gerą komandą. 69 taškus praleidom, išvyko žaisdami. Tikriausiai, kad daugiau bėdų šiandieną buvo puolime ir begalė daug laisvų metimų prametėm, kurie kažkiek palengvintų visą žaidimą tiek psichologiškai, tiek ir rezultato prasme, bet šiandieną buvo tokios rungtynės, kaip pasakyti, negražios, bet visada išlikome kovoje ir vis tik nepritrūko ir tiesiog reikia viskas suvirškinti ir sunkus. Daug kovojam, pavargo tikrai visi komandos draugai, nelengva. Galima sakyti, kad rungtynių pradžia žaidžiant su tokia patyrusi ir pamiršta komanda lemia pasirodė. Faktas, kad kiek žinau, irgi dabar girdėjau Rūbinį, kad pirmą kėlinį pralošėm, o likusius 3 berods laimėjom. Tai faktas, kad nepalengvina tokio svarbumo rungtynėse, jeigu pradžia pasidarius geresnė, sakykime, tikrai būtų smagiau žaisti ir laisviau jaustųsi pats puolimas ir žaidimas, bet kai daug nepataikai, tai sakau, to negražiuoju keliu turi eiti ir per vargus, per kančias kapstytis, tai šiandien ta pradžia nebuvo tokia, kokią norėjom. Antram kėlinyje Ado lipot į viršų, buvo -5, bet tada ta Arno trauma kirto labai per komandos moralę, tas vėl Arnos išvykimas. Žinot, nėra kada galvot, kažkas išsibaudoja, kažkas susitraumuoja. Faktas tas, kad keičia rungtynių planą viską, bet būtent tuo momentu, žinot, rungtynėse daug visko vyksta, keičiasi penketai, keičiasi tas anas. Sunku kažką dabar greit labai išskirti, bet kas greičiausiai krenta į mintis, kad keletos galbūt tritaškių laisvų įmesti kažkokios situacijose, kad įspausti Monaką dar šiek tiek jiems į nepatogesnę situaciją ir kažkiek juos po spaudimų palaikyti labiau. Vieną praradot, kitą sugrįžo, Rolandas to išinė girdėjo prie komandos po sugrįžimo beveik po savaičių. Sunku, Rolandas nežaidęs šitiek laiko, turėjo kelias iki treniruotės. Galiu pasakyti ir iš patirties, kad užtenka realiai praleisti 2 rungtynės ir visiškai kitoks jautiesi. Tai iš ritmo įsimušimas visiškai komanda eina vienu keliu, o tu tiesiog bandai sugrįžti, tada sugrįžęs turi vėl įsilieti, tai nėra lengva. Visiškai pilnai suprantam, kad Rolandui nelengva, bet kad kūnas, stiprus kūnas buvo šiandieną mums kažkokios momentuose irgi padėjo. Kynanas bent jau pataikymo klaidų prasme sužaidė vienas prasčiausių sezono rungtynių. Ką Monakas darė kitaip ir ką jie turi daugiau negu kitos komandos, kad taip pristabdė Kynaną? Pastatė didelius kūnus, agresyviai žaidė ties pražangos riba, daug koncentravosi prie jo. Gal kažkur momentais, kai su Kynu žaisdavo kiti gynėjai, iš jų galbūt labiau norėjusi agresyvumo, daugiau prisimti atsakomybės galų gale, nes matėsi puikiai plika akim, kad labai gynyba koncentruota Kyną Evansą ir kažkas kiti turėjo momentais pasitempti ir sukurti situacijas, galbūt ne tiek savo, gal ir kitiem komandos draugam. Nebereikia Matijūno kviesti Žalgirį, kad vėl pabaigti. Prasikalto. Nežinau, koks jo faktorius buvo rungtynėje? Manau, kad ypač pradžia labai buvo gera, Donatas su savo komandai uždavė gerą toną ir ypač pradžia labai gerai pradėjo, o galų gale ir ketvirtam kėliny labai svarbu puskablį įmetė, kuris irgi labai prisidėjo prie galutinio rezultato. Šiaip smagu, kad gerai sekasi, norisi sėkmės pamatyti. Po rungtynių gan ilgai užtruko trenerio pokalbis su žaidėjas, kokia buvo pagrindinė žinutė, galbūt, kurią ištransliavo rinkėjai? Dar sezonas nesibaigė. Jeigu atvirai nežinau ten situacijos, kas čia toliau to Eurolygoje vyksta, bet ne tik Eurolyga lieka, yra LKL-as. Tai kad dar bus kur padirbti ir turim būti kartu susitelkę ir pasiruošti tom lemiamam kovom sezonui. Kaip viduje jaučiatės apie po pralaimėto finalo, vis dėlto ramiau reaguojat. Situacija ir taip buvo sudėtinga.
fiziškai labai pavargęs jaučiuosi ir kiti tikrai matau, kad jaučiasi pavargę, nes tiek emociškai sunku ir fiziškai, kaip minėjau, šitos rungtynės patys su savo tokia prasta pradžia pasidarėm klampes ir pasirinkom tą sunkesnį kelią pačioj eigoje galų gale, kur turėjom reališkai daug duoti jėgų, kad sugrįžti rungtynės, tai labiausiai nuovargis jaučiasi. Virš 300 sirgalių, ar dar stebino ir skaičius, ir garsas jų, ir apskritai per visą sezoną. Tokį turit fenomeną, kad beveik visus išmeštas ir palaikymą. Ką pasakyti, sunku kažkaip sunku net ir kažką naujo pasakyti, žmonės fantastiškai palaiko šiemet mus, kad jau galų gale turim beveik visada soldautus Lietuvoje. Tai dar ir išvykos arenose visada jaučiamės pakankamai jaukiai ir patogiai, kadangi visada, kad ir kokia bebūtų arena, momentais visada girdim savo komandos pavadinimą ir visada kažkokį kampelį matom, kur žmonės tiesiog atvažiuoja, randa laiko, kartais ir savaitės vidury ir panašiai atvažiuoti, tai čia yra fantastika, didelis ačiū, kad skiria laiko, suprantam, visi gyvenimus turi ten susiplanuoti visą kitą. Tai didelis ačiū už šitą sezoną, kur mus palaikė, lieka dar vienos rungtynės, soldautas, pasimatysim ten ir norėsis, manau, kad gerai užbaigti tą Eurolygos sezoną, žiūrėsim. Cibet, lošimo automatai. Ruletė, lažybos, stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.